istorija tokia prasidėjo graži nuo pirmųjų plytų, nuo paties kūrimo. Tikslas, jis visada buvo toks, tai yra nemokama dvasinė pagalba onkoligonėm ir po šiai dienai jau viskas veikia, viskas įruošta, gražu, bet tai yra nevalstybinė organizacija, jie turi išsilaikyti iš savų lėšų. Mūsų tikslas pradžiai buvo gražus ir jis tęsiasi, nes labai dvasinga kelionė. Tai pagalba sergantiems onkologija, pagalba vaikams turintiems autizmo spektro sutrikimą. Mes, tiesą sakant, prisidedam iš tikrųjų finansiškai, bet pagrindinis dalykas tai yra dvasinis dalykas. Palaikome kiekvienų metų važiavimą, kuris jau 15 metai šiais metais įvyko. Renkam pinigėlius tam, kad jie šiai dienai eksploatacinės išlaidas ir dabar dalis, kadangi ten pasistatė moduliniai namai, būtent vaikų dienos centrui, tai mes skiriam savo lėšas ir tam. Aišku, didžioji dalis, kaip brolis Astijus pasakė, mūsų kelionės tikslo yra laiminti žmonės, visiems linkėti būti sveikiem ir tai kelionė tokia dvasinga. Pati mintis iš tikrųjų turbūt yra, kad apvažiuoti kuo daugiau Lietuvos, kuo daugiau žmonių, kad sužinotų apie Klaipėdos onkologijos centrą, sužinotų apie vaikų stovyklą. Vis tiek aplankomi yra didžiausi miestai, kurie yra daugiausiai gyventojų, kad galėtumėm sutikti kuo daugiau žmonių, bet pats maršrutas, čia jis sudėliojamas yra taip, kad mes pravažiuotumėm tas vietas Lietuvoj, kur tikriausiai mes ne vienas specialiai nesiruošiam ir nevažiuojam. Prieš metus šitos akcijos dalyviai apsistojo Paulių vienuolyne, teko susitikti, pabendrauti. Nusprendžiau, kad taip pat tikrai bus galimybė važiuosiu. Šiemet taip pat man pavyko prisijungti prie šitos akcijos ir taip pat keliauti, nes buvo man paskolintas motociklas labai geras, Indian Chef, tada esu labai dėkingas motorider. Ir manau, kad šita akcija taip pat yra labai svarbi, nes visą laiką manau, kad bus žmonės, kuriems reikia pagalbos. Fajne, kad taip pat žmonės gali kartais sustoti ir pagalvoti apie kitus ir taip pat padėti, paremti. Man, pavyzdžiui, taip pat asmeniškai labai patinka čia. Simboliškas ir dėl to, kad tai yra 1000 kilometrų. 1000 tai yra simbolis. Ir motociklistai per 2 dienas ne kiekvienas tą patį 1000 ir nuvažiuoja. Kiekvienas važiuodamas šitoj komandai iš savęs reikalauja daugiau, kad įveiktų šitą 1000 kilometrų. Fiziškai sunki kelionė, tikrai. Nes, kaip aš visada sakau, labai lengva yra patiems paaukoti, mes tai galim, bet vienas dalykas paprašyti ir paprašyti su tokiu truputėlį nusižeminimu, nes lengviau duoti negu prašyti. Šitą visi jau žinom. Kitas dalykas, kad taip pat galim kartu važiuoti, keliauti po Lietuvą. Ypač, kada tiek daug bikerų motociklų keliauja. Čia yra įspūdingas vaizdas ir daug įspūdžių. Nes tada manau, kad fajnai būtų, jei kiekvienas bikeris Lietuvoje bent vieną kartą dalyvautų šitoje akcijoje ir taip pat išgyventų, ką įmanoma čia išgyventi. Kaita yra nemaža, bet, kaip sako, suvaldyti 3 kolonos tai jau yra daug. Bet mes norim, kad nors kažkiek žmonės, kad prisiliestų, kad pajustų tą dvasią mūsų kelionės
Ir, tiesiog, aišku, priimsim visus, bus 4-5 komandas.